Šiandien turėjome tokią situaciją, kad viename iš pabaigtų projektų, tvarkant gerbuvį, gerbuvistai sugebėjo nutraukti įvadinį kabelį. Ir čia išmanus namas pasirodė esąs labai naudingas, nes mes turime avarinio maitinimo sistemą, kabelis buvo nutrauktas, namas liko be elektros, bet name viskas veikia. Kaip yra gerai, kai tu turi apgalvotą sistemą. Ir dabar, jeigu parodysim, matom, kad namas važiuoja su baterija, Jonas parodys. Turime bateriją, galima pasižiūrėti energijos suvartojimus, kiek laiko liko, baterijos lygį, kiek koks renginys naudoja energijos. Taip. Tai mes čia netgi matom, kad mes esam dabar pajungę visus būtiniausius įrenginius ant baterijos, tai mūsų visa išmanaus namo sistema plus visa IT įranga totaliai vartoja tik 162 vatus, kas yra labai ekonomiška, nes mes turim UPS-ą, kuris tiesiai veikia iš 24 voltų, nereikia konvertuoti, dirbam labai efektyviai, todėl pakankamai ilgai galim palaikyti visas sistemas gyvas, pačias svarbiausias apsaugą, praėjimo kontrolę, internetą ir dalį apšvietimo name. Ši situacija parodo, kaip iš tikrųjų svarbu yra tinkamai suprojektuoti ir apskritai tinkamai apgalvoti, koks tavo namas bus ir numatyti visus galimus gedimus ir jų sprendimo būdus. Tačiau pačiam žmogui susigaudyti, kaip viską padaryti ir kaip viską apgalvoti, gali būti labai sudėtinga. Todėl birželio 12 dieną kviečiu tave į savo rengiamą seminarą apie tai, kaip susiplanuoti namo įrengimą ir statybą taip, kad tokios situacijos, kuri buvo šiandien, negąsdintų.